Šokiai. Kaimo gale gyveno moteriškė su 2 dukterimis, kurių viena buvo tikra duktė, o kita podukra. Žinoma, kad savo dukterį labiau mylėjo, o podukra vertė visus darbus dirbti ir kasdien skriaudė. Gyveno jos neturtingai, o duoną užsidirbdavo verpdamos ir ausdamos. Tačiau motina savo dukrelę pasodindavo į stakles ir duodavo austi tik minkščiausius linus, o podukra išvarydavo į kamarą verpti šiurkščias pakulas. Vieną žiemos dieną labai pustė ir šalo, bet moteriškė vis tiek podukrą išvarė verpti pakulų pas turtingą ūkininkę gyvenančią pamiškėje. Paėmė mergaitę ratelį ir nubrido per pusnis pas tą ūkininkę. Brido ir paklydo. Vietoj ūkininkės namų išvydo prie pelkių stovinčią pirtį. Mergaitė buvo labai sušalus ir užsuko į pirtį truputį pailsėti. Užsikūrė ugnelę ir šildosi, o tuo tarpu pūga dar labiau įsisiautėjo ir visai sutemo. Tuo metu pokšt atsivėrė pirties durys ir iššoko puošniai pasirėdęs ponaitis. Gražioji mergaitė, sako, einam pašokti. Pažiūrėjo mergaitė į ponaitį ir suprato, kad tai velnias. Ką čia kvailai kalbė apie šokius? Atšovė ji. Juk matai, kad čia tamsu ir pilna dulkių, jei nori, kad eičiau šokti, tai viską išvalyk ir atnešk šviesią lempą. Velnias to jau griebėsi darbo. Krosnyje suūžė didelė ugnis, ant stalo atsirado lempa ir visur pasidarė švaru kaip dvaro rūmuose. Dabar jau galim šokti, ragina ponaitis. Suspėsi, atšovė mergaitė. Man reikia viską suverpti, kas šioje pirtyje yra. Viena aš nespėsiu, griebkis ir tu darbo. Griebėsi abu už ratelių ir per valandą suverpė visus linus, pakulas ir net spalius. Priverpė kelias krūvas puikiausių verpalų. Velnias vėl ragina šokti. Kaip aš šoksiu su tokiom didelėm klumpėm, sako mergaitė, atnešk poniškus batelius. Kai velnias atnešė batelius, ji pareikalavo gražių drabužių, po to brangių žiedų, gintaro karolių ir kitų papuošalų. Velnias vis vilko ir vilko, o ji vis naujo prigalvodavo. Taip velniui belakstant užgiedojo gaidys ir jis pranyko. Parėjo ryte mergaitė puikiausiai pasirėdžiusi, gražiausiais verpalais nešina. Išvertė iš nuostabos jos pamotė akis. Nenorėdama patikėti, kad podukra tapo turtuole, išklausinėjo apie viską ir kitą vakarą išvarė savo dukterį iš namų į pirtį. Atėjo mergina, atsisėdo ir laukė, o kur buvęs nebuvęs, prisistato ponaitis ir kviečia šokti. Negaliu, sako ji. Neturiu batų, drabužių, aukso papuošalų, gintaro karolių, tuojau man juos atnešk, o be to išluok pirtį, pakur krosnį, uždek lempą. Velnias puolė prie darbo ir po valandos viskas buvo padaryta. Nori nenori turėjo eiti šokti. Ryte, nesulaukdama dukters, moteriškė nubėgo į pirtį jos ieškoti. Rado sužnaibytą vos gyvą gulinčią ant spalių. Jei dar pusvalandis velnias būtų ją negyvai nušokdinęs.